Iniciatorių ir aktyviausių. Na, kokią pagrindinę žinutę transliuojate šiandien savivaldybei po langais, jeigu taip galima pasakyti? Mes su kolegom pradėjom pagal šitą plakatą ir veiksmus planuojamus parodyti. Tikrai vis dar yra šeimų miestas. Mes vis dar teikime konstruktyvų dialogą, patikimai žvilgsniai. Tai visos tos pertvarkos šios nuomonės yra kvietimės priimti. Kažkas neturi nuspręsti, kaip mes gyvensime. Mes norim gyventi taip, kaip mes norime. Na ir kokį siūlymą teikiate merui? Tikiu, kad šiandien jūs ir pakvies pokalbiui. Koks pagrindinis siūlymas? Siūlymas paprastas. Esamon darbo projektų tikrai trūksta aiškumo. Tai reikia susėsti išskaičiuoti. Ką meras pokalbio metu pasakė yra atviras diskusijos. Taip, jūs pakalbėsime, jūsų plakatas skelbia, taryba tik pakelia rankas, tai retorinis klausimas. Ir tiesiog, ką jūs šiandien transliuojate, kokią žinutę? Šis plakatas iliustruoja tai, kad tarybos nariai turėtų atkreipti dėmesį ne tai, ką jie mano, kaip jų aplinkoje yra, bet ir ką mano visi tėveliai, kurie veda savo vaikus į mokyklas, darželius. Ar tie jų pakeitimai nepakenks tėveliams ir ar tai yra tikslinga visai švietimo bendruomeniai ir ar tai atneš naudos visiems, o ne tik tais sumažinsim biudžete išlaidas ir nuo to sumažinsim Alytaus mieste darbo vietų skaičių, reiškia, atsiras bedarbių daugiau. Tai ar ši reforma bus tikslinga, mano nuomonė, tokia yra. Taip. Na ir jūs, ne darželių jungimui, tai jūs netgi nepritarėte, kad apjungtų ir pačius darželius. Aš nepritariu, galbūt daugiau, kad jungtų darželius prie mokyklų, netgi dvi skirtingos instancijos. Ir aš labiausiai už tai, kad atkreipti dėmesį į tai, kad tėvai nebeturi pasirinkimo rinktis, kur galėtų leisti savo vaiką, ką teigia konstitucija, kad mes visi turim pasirinkimą leisti iš mokyklinuko savo į darželį ar į mokyklą. Šitą pasirinkimą neturėtų. Taip, ir dar pakalbinsime keletą tėvų. Jūsų plakatas, palikite teisę rinktis. Gyvenam demokratiniai valstybei. Norim rinktis, esame išsilavinę, sąmoningi, turim patirtį, išauginu 4 vaikus. Niekad negavau progos. Keliai mokyklos uždaryti. Savivaldybė to labiau, žuvis lengvame kalbos. Ir tikitės, kad būsit išgirsti? Tikimės, kad galime išreikšti vienyti savo nuomonę ir pagaliau Alytui turi apsiversti valdymas. Tiek meras, tiek taryba turi suprasti, kad jie tarnauja tėvams, jie tarnauja kitiems miesto gyventojams. Tai yra pagarba ir gyventojų. Ačiū. Seniūnaitė ir aktyvių tėvų asociacijos vadovė, tai Seniūnaitė, nuo jūsų pradėsime. Jūsų plakatas skelbia, merė, girdėkite alytiškius. Ar girdime? Aš labai tikiuosi, kad bent šiandien išgirs, nes mes į jį beldžiamės ir kreipiamės jau ne pirmas kartas, o kreipiamės į pernai metais ir likome išgirsti. Taip, gerbiama Kristina, jūsų koks būtų komentaras? Pagrindinis siekis ir visi kartu tikitės, kad kažką pavyks pasiekti. Aš manau, kad gal jau gana. Tiesiog gana jau šito reformų tokių, kur nei protu, nei logika, nei analizėm, nei skaičiais aš jų niekur nemačiau. Nei Lietuvoje nėra tokių reformų. Jos vyksta, bet jos netokios. Jos yra gerai išanalizuojamos, tai yra patikimi duomenys. Ir tada mes tikrai šnekėjus ne su vieno miesto atstovybė, su vadovais. Ir negirdėjus tokių kardinalių reformų, kokios vyksta Alytuj ir Alytaus mieste. Esu trečia reforma su kompanija, aš jau kitaip UAB kompanija, aš jau kitaip nebevadinsiu, esu teismuose. Ir su asociacija dar už drevinuką, jie tikrai nesibaigia, kaip konstatuoja, kaip buvo sakyta ir šnekėta. Aš manau, kad jau reikėtų biškiai tokių sprendimų, kur turėtų pasitelkti pačias įstaigas į reformą, į švietimo reformą, apklausti tėvelius, jų bendruomenės viduj, kad jie pateiktų
savo duomenis ir pasiūlymus raštu. Tai nėra taip, kad žodžiu mes pasikalbam ir mes čia padarysim grupę ir viskas bus gerai. Ne, kiek galima. Ne vaikų darželis, mes nesam kažkokie, kur nemokam, neišsimoksim ir nežinom, kas yra švietimas, reformos ir kiti visi dalykai. Tai kai pasitelks įstaigas, bendruomenės, direktorius, darys analizės, pasitelks kažkokius galbūt mokslininkus, kurie dirba tik specializuojasi su švietimu, yragi mes turim docentų ir švietimo visokių tikrai dėstytojų, mokytojų, kur tikrai jie žino, kaip viskas vyksta ir kokie tie skaičiai gali būti ir kaip galima daryti reformą, manau, protu. Bet ne tai, kad principas man reikia laimėti ir principas aš noriu. Ką parodė vakarykštis pokalbis, kiek žinau, vidinis, kaip buvo susiteikę tėveliai, kad realiai gaunasi principo reikalas, kad man reikia laimėti. Ne jums reikia. Reikia žmonėms visai kokį nelaimėjimą. Jiems reikia teisingų sprendimų atsižvelgiant į jų. Ačiū.